Vakar pašnekėjau apie kleimus, kad kaip padaryti juos, saulė šviečia, tai šešėlis, bet nieko. Tai pašnekėjau apie kleimus vakar, kad padedu juos daryti ir gelbėju visame kame. Tai į tą pačią temą aš negaliu daryti kleimų klientų, kurie yra ne mano. Jeigu ne aš dariau draudimus, nes su manim juos darėt, tai tų kleimų aš daryti negaliu. Jeigu man parašysit privačiai, taip aš galiu patarti, nes vis tiek paklausiu, kokia kompanija, su kokia kompanija draudimą turit ir ką jūs norite daryti, tai aš galiu patarti, kur reiktų kreiptis, ar tai kažkokią nuorodą atsiųsti, ar paaiškinti, kokių dokumentų jie reikalauja ir panašiai. Bet pati į tą kleimą kištis aš neturiu teisės, todėl kad tai nėra mano klientas ir aš tos informacijos nematau, nežinau poliso numerių, nežinau daugybės dalykų iš tikrųjų. Ir draudimas nekalbės su manim, nes dėl duomenų apsaugos aš neturiu teisės visų tų dalykų matyti, Aišku, nebent tenais parašysim lapą, kad leidimą tokį trečiam asmenį, kad aš galiu tą daryti ir panašiai. Tada dalinai aš galėsiu padėti, bet iš tikrųjų tai labai sudėtinga. Ir tokiu atveju, jeigu kažkur kitur darėtės su kitu konsultantu draudimus, tai tas konsultantas turėtų jums padėti iš tikrųjų, Arba darotės patys tiesiogiai su draudimu. Reikia nuo šešėlio pasislėpti. Tai tas taip. Kitas dalykas, vakar turėjau užklausą ir net ne vieną iš tikrųjų apie namų draudimus. Namų draudimai, tai namų draudimų kleimus, tai jie visiškai kitos kategorijos reikalai yra. Ir, sakykime, gyvybė, kritinės ligas, pajamos darant kleimą, tai nėra jokių mokesčių, nėra jokio access mokesčio, tai tas sumokėjims iš savo kišenės, kažkoks tai mokestis, kad padaryt kleimą, bet namų draudime tas dalyks yra, kaip ir, pavyzdžiui, mašinų draudime, yra access mokestis, tai visą laiką reikia svarstyti, ar verta daryti kleimą. Turėjom atvejį, kai dėl trūkusių vamzdžių pažeistos lubos, ir reikės jas perdažyti ir panašiai, tai statybininkai įvertino, nežinau kaip juos pavadinti, darbuotojai, tie, kurie dirba su tokiais dalykais, įvertino, kad tai kainuos mažiau, negu kad klientas turėtų susimokėti access mokestį. Tai automatiškai tada klausimas, ar verta daryti tą kleimą, nes jūs sumokėsi daugiau tam, kad padaryti jį ir nėra tikslo tada. Ir kitas dalyks pakils kainą kitais metais, namo draudimo. Pajamų draudimas, kritinių ligų draudimas, jis nekyla kitais metais, jeigu kleims buvo padaryta, ten už lūžį buvo išmokėta, draudimas nekyla. Bet namo draudime, jeigu kleimą padarė, tai draudimas kitais metais gali kilti ir kartais kyla labai smarkiai. Tai aš visą laiką sakau, namų draudime reikia atsisėsti ir tiesiog logiškai įvertinti situaciją, ar reikia daryti tą kleimą, ar apsimokyti daryti, Jeigu yra problemos didelės, nežinau, pusės stogo nunešė vėjas, tai, taip, faktas, kad jau tada kleimas eina ir tikrai verta jį daryti, nes tai nėra kelių šimtų svarų, sakykime, sutvarkymo reikalas, tai jau eina dideli pinigiukai, tai tada kleimas yra darbas, bet tie maži reikalai, kurie su porą trejata šimtų susitvarko, dažniausiai neverta jūs tos kleimus padaryti. Tai tiesiog atsisėskit ir logiškai pamastykit, ar tikrai reikia jį daryti. Pasitarkit su specialistu, nes aš tikrai neįvertinsiu, reikia ar ne, aš tik galiu patarti, daugiau mažiau gairiam kažkokiam pasakyti, bet nuspręs paskutinį tokį tašką jau padėt darot ar ne jūsų. Tai apie kleimų temą dar kartą išlindau ir, koks kelias, šiandien keliauju per visą Lietuvą, beveik iš Klaipėdos į Kauną, tai per kelionę atsakysiu nemažai